Dabar sužinosite apie Wolfo dėsnį, kuriuo teigiama, kad kaulas priklausomai nuo jėgų, kurios jį veikia, gali remodeliuotis. Jisai tvirtėja arba silpnėja. Kauluose galima matyti taip vadinamas trabekulinės linijas. Tai yra vidinė kaulo armatūra, kurią kūnas pats pastato arba suardo priklausomai nuo to, kaip kaulas yra spaudžiamas, tempiamas ir naudojamas. Ir jeigu rentgeno nuotraukoje šių linijų yra mažiau ir jos mažiau išreikštos, tai reiškia, kad žmogus gyvena sėslesnį ir pasyvesnį gyvenimo būdą. Paklauskime savęs, kodėl taip kenčia žmonių kojos. Neatlaiko keliai, degeneruoja klubai, plyšta raiščiai ir meniskai, krypsta pėdos. Ir aš žvelgčiau į tai, kaip žmogus naudoja savo kojas kiekvieną dieną. Ir žmogus ima daryti tik tai, kas yra būtina. Jisai nebesportuoja, jisai nebevaikšto į žygius, jisai nebežaidžia ir nedaro iš tikrųjų tai, kas nėra jam reikalinga, bet kūną tai pamaitina. Visi krestelėjimai, šuoliukai, didesni žingsniai, laipteliai ir borteliai, duobės ir kalniukai. Tai yra tas maistas ir ta žaliava, kuri reikalinga kūnui sukurti geresnį ir atsparesnę vidinę architektūrą. Todėl aš raginu į aplinką pasižiūrėti žaismingiau. Sukurkite savo taktinį nepatogumą. Pasirinkite sudėtingesnį maršrutą. Padarykite kažką nenuspėjamo ir kūnas jums atsidėkos.